galo džiaugiamės, kadangi tai yra parodos ant Paryžiaus parodų bangos, etnografija, kultūrinė diplomatija, parodos įdomasis renginys. Šiandien su džiugesiu pristatom Skriaudžių kanklės ansamblį, kuris yra seniausias liaudies kolektyvas tebegyvuojantis, šiemet kaip tik švenčiantis 120 metų jubiliejų. Repertuarą turbūt leisiu pristatyti patiems, o jums linkiu visiems gražaus klausymo, gerų įspūdžių ir likusios gražios naktinės programos. Pasisveikinom ansamblio įkūrėjo Prano Puskunigio sukurtų maršų. Taip, kaip ir minėjo miela Ieva, ansamblis įsikūrė 1906 metais, kuomet į Skriaudžius atvyko vargonininkas Pranas Puskunigis, kuris šiek tiek jau buvo muzikos mokslų ragavęs ir kankles pamilęs nuo savo vaikystės, kurias pamatė Katilių kaime Sintautų valsčiuje, Šakių apskrityje. Ir jau buvo vargonavimo mokęsis Veiverių seminarijoje, reiškia pažinojo muzikos raštą. Ir kokios dar buvo tos ypatingos aplinkybės, o jos buvo tokios, kad buvo praėję tik tai 2 metai po spaudos draudimo. Pats Pranas Puskunigis mokėsi darakteriškoje mokykloje lenkų kalba, vėliau tik rusų kalba galėjo mokintis Sintautų mokykloje. Tad kuomet jau buvo atgauta laisva spauda ir nebebuvo draudžiama lietuvių kalba, ir ansamblis įsikūrė ir Pranas Puskunigis pradėjo kurti dainas būtent lietuviškus tekstus. Tai viena iš jos sukurtų, kuri vėliau, kuomet Lietuva tapo jau vėl gniaužtuose, ji buvo perkurta, tie drąsūs žodžiai buvo jau užkoduoti, truputėlį pakeisti. Bet kuomet mes turim vėl laisvą Lietuvą, mes susigrąžinom senuosius Prano Puskunigio žodžius. Gali būti, kad kažkam ši daina pasirodys gana girdėta. Ji vadinasi daina apie senovę, o dar kitaip žmonės ją žino, paklausykit jūs lietuviai. Na ir kuo mane pačią stebina Prano Puskunigio sukurtos dainos, kad juose aš nerandu nei vieno slaviškos kilmės žodžio. Visi yra lietuviški žodžiai. Atsilandęs apie praeivius
Taigi dabar dar grįžtum prie Prano Puskunigo kūrinėlių, pakanduotum kaminklį, kurie moka. Paminėjom, kad kanklės skambėjo ir dainuose, tai dar norim pasakyti, kad Skriaudžių repertuare ne tik tai autoriniai Prano Puskunigo ir kitų vadovų kūriniai, bet ir mūsų garsiausios dainų karalienės Adelės Kazlauskienės, kuri gyveno visai netoliese Skriaudžių, Gustaičių kaime, taip pat ir jos dainuotos dainos. Taigi pabandykim dabar Kalnę klevelį uždainuoti, o čia jau yra liaudies daina su atitarimais ir jeigu jūs kartu su mumis dainuosite, tai mes labai būsim. Yeah.
dar gali būti ir 13 ar 14 styga retkarčiais. O čia yra mažutės 9 stygučių kanklės, kurios skamba oktavą aukščiau ir truputėlį tą muziką prašviesina, padaro įdomesnę. O daina, kurią atliksim, tai vėlgi Pranas Puskunigis sudėjo pačius gražiausius žodžius apie Lietuvą, beveik visose jo dainose būdavo kanklės ir Lietuva. Kai aš dar buvau jauna, pradėjau kankliuoti su Jauniu Gylium, jeigu kas žino, toks tautosakos rinkėjas, knygų rašytojas. Dainavau aš jauna tą dainą, na ir dainavau, gerai, reikia išmokti žodžius, mokomės, reikia išmokti kankliuoti, mokomės. Bet kai mes atvykom į dainų šventę ir mes dainavom Papilyje tą dainą, aš tik tada supratau jos žodžių esmę ir prasmę ir grožį. Kai va čia toks gumuliukas atsistoja, tai tada ir supranti, ką norėjo žmonės, kurdami būtent tokias dainas perteikti būsimoms kartoms. Ir jeigu tos dainos skamba po 100 metų, reiškia, jos turi kažką. Noriu pakalbinti Liliją, dainininkę, kuri yra labai garsaus kanklių meistro Kajetono Naudžiaus giminaitė.
Taigi, jeigu jau giminaitė, tai esu Naudžiuvienė. Kai ištekėjau ir atkeliavau į Skriaudžius, tai jau tą ansamblį mes žinojom, jau žinojau gerai ir atėjau dainuoti. Aš nekantravau. Bet paskui po metų vaikai auginau vaikus. Ir kai paaugo dukra, jinai taip pat atėjo kandiduoti. Viską, kai Atonas Naudžius, kandių meistras, jai padarė kandidatą. O dabar tomis kantėmis kanduoja jau mano anūkė ir bus dukros dukra. Taip, kad čia mūsų karta tokia yra. Ir čia mes kai Atono Naudžiaus kanklių turim. Antolimintas laiko, Jūratė ir mūsų čia senosios mūsų kanklės, aišku, jom prireikė truputėlį rankų, jas reikėjo pagelbėti. Bet kas dar būdinga mūsų suduvių kanklėm, būtent tos Skriaudžių krašto, kad pažiūrėkit, tai rezonansinė žvaigždutė daugumoje yra. O kai Atonas Naudžius darė tą F raidės formą, tai jau irgi rodo tokį, kad jau truputėlį muzikos mokslas jiem rūpėjo, ar ten iš kontraboso, ar iš smuiko, tas jau ženklas nužiūrėtas. Na, noriu pakalbinti Eugeniją. Kiek metų dainuojat kartu? Pradėjau dainuoti būdama 8 klasėje. Dainavom, šokom, tada buvo šokėjai, paskui ką apsivedžiau, auginau vaikus. O dabar nepertraukiamas stažas 27 metai. Rimutė, kiek dainuoji? Aš tik 50 metų. Ir dar pusę tiek šat. kad esam ne tik tai kanklių metus minintis ansamblis, bet šiais metais Skriaudžiai yra mažoji kultūros sostinė, tad norim pakviesti, kada tik važiuosit pro šalį ar specialiai į Skriaudžius užsukite, nes tikrai renginių gausa ir ne tik tai tradicinių, bet pačių įvairiausių. Na ir dar didžiausias buvo turbūt džiaugsmas mums šiais metais, kuomet po didelių sutelktų darbų į Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą buvo įtraukta Skriaudžių 100-metė kankliavimo tradicija.